François Truffaut yra nufilmavęs tokį filmą, kuris vadinasi 400 smūgių. Tai man rodos, kad Vabalas gavo visus 400. Jis save degindavo ir bendrai jis gyvenime save degino. Jisai visą laiką buvo ant žaizdro. Jis veržėsi visą laiką tokį liktai į avangardinį kiną. Visą tą polifoniją jis vis dėlto priversdavo skambėti taip, kaip jam reikėjo. Jo nieks nesumurgdė iš esmės. Jis yra pavyzdys, turėtų būti nepasidavusio žmogaus. Kuris nesivartė, priklausomai nuo to, kad virsta visa valstybė, virsta visi santykiai, požiūriai. Stiprus režisierius, labai stiprus. Masys? Mokytojauji? Ne. Atostogauji? Ne. Kunigauju. Atrodo, kad pats tarsi sutvėrėjęs. Mus tam žingsniui palaimino ir laiku štai susitikom pasikalbėti apie tai, kuo jis tiki, kuo tikėjo. Ir Bandom tave nutrauk. Ir pratęst tavo mintį. Ir kai ką paaiškinti ar pasiaiškinti. Aš jį, pavyzdžiui, tokius visokius dėliojimus vardų, ordenų kabinėjimus, premijų davinėjimus, žiūriu, tai minimorum skeptiškai. Man ne prie dūšios tie dalykai. Menas ne sportas. Aš matai, ne Kasandrai atspėti tai negaliu. Tai savaime aiškėja, galų gale viskas reliatyvu. Mes kiek žinom kūrybinių asmenybių, kurios tiesiog bujojo, o kurių šiandien niekas net nebeprisimena. Gi prisiminkim tą laikotarpį, kada reiškia kokie nors nemasaičiai ar valiuliai, kurių visi dalinimai yra juokingi, ypač šiandien, kaip jie tada mums suklijavo etiketės. Žalakevičiui parsidavėlį, reiškia, priklijavo intelektualaus, reiškia, režisieriaus, kažką apie vaikus vapančio Žebriūno poetinio, o man, reiškia, socialiniai angažuota dar krūvoj su Giedriu. Šitos selekcija, taip sakant, tai tegul bus ant jų sąžinės. Aš tikiuosi, kad ateityje teks pasižiūrėti. Aš neprisiimu nei vieno iš tų, o žanras tai būtų taip. Jeigu etiketė klijuota, tai Raimondas Vabalas. Žodžiu, Vabalas į mūsų kinematografą atėjo su baltu arkliu. Tai buvo princas su baltu arkliu. Tai buvo 60-ieji metai. Žebriūnas, aš buvau operatorius, Žebriūnas filmavo pagal Rimkevičiaus apysaką Mirties kaimas, filmą, kuris vėliau į ekranus išėjo pavadintas Kanonada. Kada jau reikėjo pateikti meno tarybai medžiagą, tai paaiškėjo, kad filmų nėra. O tuo metu Žebriūno dar ir šeimyniniai reikalai ten susipainiojo kažkaip tai. Ir jis atsisakė to filmo, pasakė daugiau. Jis ką galėjo tą padarė, iškilo klausimas, o ką tęs tą filmą. Gali savo įsivaizduoti, kad 22 metų aš tapau
režisierių atsakingų už filmo likimą. Ne šiaip antruoju, ne asistentų, ne stažuotojų, o būtent atsakingų už filmo likimą. Tuoj pat po užbaigus kanonadą mes pradėjom šitą Žingsnį naktį. Žingsnį naktį tai buvo jo diplominis darbas. Jis buvo laimės kūdikis, kino prasme. Todėl, kad pirmojo savo filmu jisai įgavo tokį populiarumą, tokią garbę ir tokį imidžą. Tai buvo jau kino režisierius, pripažintas tikrąja to žodžio prasme. Tai buvo filmas, kuris ir plastiniu, ir dramaturginiu sprendimu jis buvo, manau, nematytas, netgi to meto sąjungos kontekste. Jau iš to filmo matėsi, kad jis turėjo savyje apibrėžęs savo misiją kinematografe. Tai ką gersi? Šnapsą gersi? Dėkui. Liuda mane vaišino puikiu konjaku. Buvai pas mus? Taip. Kavos. Dabar aš retai būnu namuose. O ten tokį tipą matei? Ne. Liuda pasikeitė. Ir man rodos, kad ta draugystė labiau iš baimės negu. Tarp kitko, visa, kas egzistuoja, išmintinga. Vėl Hėgelis. Markso aš neskaičiau. Kadangi jau kūrybinės biografijos pradžia yra susijusi su Panevėžio teatru, Miltinį jis dievino Miltinio teatro mokyklą. Iš pradžių Miltinis jo nepriėmė, tai teko jam eiti į cukraus fabriką, nežinau ar čia plačiai žinoma ar ne, bet jis dirbo cukraus runkelių svėrėjų. Neketinau tikrai būti aktorium. Ir Miltiniui atėjęs prisipažinau, kad aš ketinu pasitrint, pasiuosit, kas tai yra ta režisūra, o paskui sprukti kiną. Tai visų pirma, mane Miltinis išprašė lauk. Jis galėjo taip gan grubiai mane pavaryti lauk, todėl kad kada mane mamytė, reiškia, parodė tam pasauliui Paryžių, tai Miltinis kitą rytą atnešė jai raudonų rožių. Tai kaip tą brolį lietuvį, tą vabaliuką ten kokie vėjai nupūtė. Kaip žinia, mamytės ir tėvukai mūsų neklausė. Ar mes norim gimti, ar ne, jie turi kažkokią naktelę malonumą, o paskui tų žmogus vakamuojas. Tėvas Vytauto didžiojo universitetų teisų fakultetų absolventas, o toliau Sorbonos teisų daktaras, Alfonsas Vabalas. O mamytė, Vanda Žemaitytė Vabalinė, dirba Lietuvos ambasadoje Paryžiuje. 37-ais pasaulis nutarė Paryžiui atidaryti pasaulinę parodą. Ponai Vabalai nutarė irgi išstatyti eksponatą. Eksponatas priešingas.
ką noriu pasakyti? Kiek tau svarbu, kad aš nenoriu vartoti to pompastiškų žodžių asmenybė, kaip žmogus. Turi savo temą ar ne? Ar jis, kokį jis turi ryšį, kas jame yra nuo jo tėvo? Aš tą labai pabrėžiu, tai labai svarbu. Kokios jo šaknys, kur jis užaugo. Kaip tavo, štai aš atsivežiau tavo šitą Vinco Selioko knygą Atsiminimus, kur tu 3 metus čia triūsiai. Gigantiškas darbas, tai štai irgi žmogus, kuris turėjo savo liniją, supranti? Ir jis ją išlaikė iki mirties. Kaip ir tavo tėvas, kuris žuvo miške. Tu pats esi kategoriškas tegu būna, tu esi pats kategoriškas. O kas čia baisaus? Tokiu reikia būti. Čia matai, dabar labai uždavė tokį, bijau. Nu, bet teks prispažinti, kad 50% manęs, jei nedaugiau, tai vat būtent tos šaknys. Išsiauklėjimas, išprusimas. Nu, paskui pridėjinėjo prie šeimos. Be abejo, kad Miltinis kiek davė, kaip ir tau. Paskui Maskvoje kiek man profesūra davė. Ir aš nuvažiavau į Maskvą pas kitą meistrą, bet nuvažiavau jau su neblogu pamatu. Ta prasme, Maskva mane mokė tik kino amato. Maskviškis mano mokytis be abejo, tai unikali irgi asmenybė. Levas Vladimirovičius Kulešovas, jo žmona Aleksandra Sergejevna Chochlova. Jeigu didysis Eizenšteinas pasakė, kad mes filmuojam filmus, o Kulešovas sukūrė kiną, tai matyt ne šiaip sau. Ir žinote, nuo vieno lietuviško teatro klasiko patekti pas rusų kino klasiką, išklausyti, reiškia, po 5 metų jų minčių, pradėti vis dėlto derinti savo pasaulėžiūrą jų globojamam, tai reta sėkmė. Ne, palaukit. Jūsų išėjimas kiek vėliau. Prašom. Vienas iš tokių drąsiausių ir tokių, sakyčiau, nelaukčiausių buvo Marš tratata. Pirminiam variante. Jadze, prašom jūs į kairę, o jūs Zigmai į dešinę. Judu negalit būti kartu. Grošiai ir centie vaidėjas. Pažymėkit, prašau, sieną. Prašom sieną! Pasieniečiai. Atleiskit, o kur mano partneris? Aš čia? O, bet juk tai aš pats, tik į tą uniformą. Būtent. Na. Kritika apdovanojo tą filmą visokiausiais epitetais ir jis tai buvo nurašytas ilgus metus. Pasižiūrėkime į tą filmą dabar. Ir mes pamatysime, kad tas filmas jis labai groteskinė forma. Bet jinai atspindi daugelį mūsų gyvenimo reiškinių dabar, šitame pasaulyje. Matai, nebūtų sienos, neatskirtum, kur jūs smėlis, kur mūsų. Kiek sykio aš eidavau per sieną ir nieko? Tai dėl ko dabar kariauti? O dėl ko kariavo, kai tavęs dar šiame sviete nebuvo? Dėl smėlynų? Tau labai reikalingas jų smėlis. Ir užtat aš sakyčiau, kad šitoj sarkastinio filmo žanre jis šiuo atveju yra pionierius. Tai yra pradininkas
Mūsų Lietuvos kinematografijos jis yra pradininkas. Nematau. Knyk kelią. Kas bus, kas nebus, bet tėvynės. Patariam turėti gerus batus. Tinka. Nematau. Suspardė man tą maršmaštratą tais čiesais, tyčia. Todėl, kad be abejo, jeigu jūs šiandien nuosekliai nuo A iki Z pažiūrėtumėt maršmaš, jūs suprastumėt, kad tas ginčas tarp neegzistuojančių, tik tai šiokios tokios aliuzijos į Lietuvą ir Lenkiją tarp Grošės akcentijos, tame filme nublanksta prieš visus tuos naliesnikus, kurie yra mėtomi prieš totalitarizmą, fašizmą, tuo pačiu žinoma į bolševizmą, kaip to paties krūmelio uogytės reiškia, ir kaip ten, tam filme yra tokia perspėjanti idėja, kada du silpnučiai pešasi tarpusavy. Ateina vienas galingas ir praryja ir vieną, ir kitą. Stop. Mes užmiršome jūs visus įspėti, kad viso to nebuvo. Nebuvo nei Grošijos, nei Centijos, nei Smėlynų. Bet buvo maži ir dideli fašistai. Ir tie, kurie atvėrė jiems duris. Kai kurie iš jų ir šiandien laukia savo valandos. Jo biografijoje matyt būta dalykų, apie kuriuos nebuvo priimta taip kalbėtis netgi draugų rate. Jūs žinot, sakysim, tai, kas vyko pokario metais Lietuvoje, Lietuvos kaime, rezistencija, partizanai, visi žinojo tai, baisus dalykai. Bet jeigu jūs paimsit tų laikų presą, į galvą guldo, kad jūs nerasit nei vieno žodžio, nei vieno sakinio apie tai, kad kažkas tai kažkur tai vyksta, šaudo, žudo ir vieni, ir kiti. Nerasit nei vieno žodžio. Tai buvo uždrausta ten. Varyk, šalčiai! Pablo biografija yra visai eilė tokių dalykų, apie kuriuos jisai man nėra pasakojęs. Taip liečia jo tėvą. Sakysime, man vis dėlto startą davė, tai tėvas dar nuo mažų dienų, vadinasi. Aš tėvo neturėjau. Ir netgi pro miglas aš jį atsimenu. Ir kaip tai, kas tiki, Tu buvai, matai, už mane jaunesnis, tu buvai dar mažas. Nu taip. Ir kas tiki, kas netiki, bet tėvas išvažiuojant iš Paryžiaus, tyčia pasiėmęs mane už rankos, pervedė per tokias, sakyčiau, chrestomatinės Paryžiaus vietas ir man jis sakė atsimint. Atsimeni? Ir atsimenu. Ir Place de Concorde, tai Arc de Triomphe. Tai kiek tavo metų, kad tu? Tai virš, dar 4 neturėjau. Va. Mes, Lietuvos liaudies Seimo atstovai, galim pasakyti, kad mes išvažiuojam naujajai Lietuvai Stalino konstitucijos saulės. Birželio 40-ieji, tuo metu Wehrmachtas per Belgiją ir Olandiją įsiveržė į Prancūziją. Kada vokiečiai įsiveržė į Prancūziją, tai Stalinas suprato, kad pats laikas sutvarkyti per tą laiką Taliną, Rygą ir Vilnių. Pilnai gerbdamas kaip rašytoją Vincą Krėvę Mickevičių negaliu pasakyti gerų žodžių apie jį kaip žmogų. Kodėl reikėjo apgaulingai kviesti Alfonsą Vabalą iš Paryžiaus ir sakyti, kad čia viskas tvarkoj, nežinau. Tėvas patikėjo Krėvę Mickevičiumi ir Pakarkliu. Ir taip mes atsidūrėm jau sovietinėje Lietuvoje.
Dabar, kada viskas jau atmirko, kada galima šnekėti taip, kaip yra, Stasys Bačkis man sako, klausyk, o tu žinai, kad tavo tėvas grįždamas į Lietuvą man pasakė, jeigu bus blogai, eisiu į mišką. 44 taip ir įvyko. Vieną laimę, kai jis buvęs teisininkas, sugebėjo išvynioti mus. Prieš išeidamas į mišką jis specialiai užgėrė ir pradėjo namuose daryti skandalus, kad visi namai drebėtų ir kad visi kaimynai žinotų, kaip Vabalas nesugyvena su savo boba. Žinoma, tas davė tik tai pradžiai šiokį tokį pateisinimą, kad iš tikrųjų nieko tarp to partizanų vado ir šitos moters su tais dviem mažais vaikais nieko bendro nėra. Tėvas buvo ir Tauro apygardos vado pavaduotojas, dar priedo karo lauko teismo pirmininkas. Žinoma, tokio lygio veikėjas buvo gaudomas per visą Lietuvą. 48 birželio 26 pavyko bolševikams su daliniu ties Kaunu, ties Vaišvydava tėvą apsupti, mūšį sužeistas, jis nepasidavė, nusišovė. Ir bet kokie klausimai apie tėvą, apie šeimą, taip sakant, mums būdavo pasakyta, kad tėvas miręs 48 metais, mes daugiau nieko nežinom, laikykit liežuvį už dantų. Ir tie, kurie išaugo be tėvų, vėliau visą gyvenimą bando tą tėvą susirasti, atkurti jį. Ko iš karto nesakei, kieno sūnus? Tėvas žuvęs. Didžiokis tėvo. Vat vieną gražią dieną Mykolas Sluckis parašė savo romaną Laiptai į dangų. tą jo romaną išvertė į rusų kalbą ir jis buvo publikuotas žurnale, jeigu aš neklystu, Družba narodov. Ir Vabalas momentaliai susidomėjo, jie su Sluckiu sėdo rašyti šitą scenarijų. Ir vat kada atvežė į Maskvą šitą scenarijų, ten jisai stop mašiną. Tai sako, klausykit, ponai, bet tai yra draugai. Atspausdinta yra Družba narodov. Tai tie redaktoriai, kas tai yra tautų draugystė? Kiek ją skaito? 100 000 skaitytojų, o mus žiūri milijonai. Visiškai kiti, taip sakant, yra ir dydžiai, ir reikalavimai. Ir ten prasidėjo to Sluckio Vabalo taisymas. Per tą laiką Žalakevičius jau suspėjo nufilmuoti savo terorą, kuris vėliau tapo, niekas nenorėjo mirti. Tarp kitko, beveik tapo tematika, ne visiškai, yra skirtinga tematika, bet laikotarpis tas pats ir kovos tos pačios. Ką tu manai, kad mes neateisim? Tavo mergiotė Indriūnai? Mano. Komsomolka? Ne. Kur tavo Jurgis? Jurgis? Kas yra? Atsitiko kas? Kur tavo Jurgis, Indriūnai? Jums geriau žinot, kur Jurgis. Žalakevičiaus Niekas nenorėjo mirti ir Laiptai į dangų, tai yra antipodai. Ir ant svarstyklių padėję abudu filmus, šiandien aš nežinau, kuris nusvertų. Anu, dokumentus davai. O tu kas toks būsi? Aklas nematai? Ant kaktos neparašyta. O žvaigždė tau nieko nesako. Ko tu suveterliojasi? Voškydantis. Žvaigždė ir banditas gali prisisekti. Jau. Tu. Vyrai, girdit? Banditais mus vadina. Ar pats tik ne iš susmirdusio bunkerio? Į dantis jiems volačiui. Laiptai į dangų, tai yra vis tiek, sakyčiau, jau
lietuviško mentaliteto filmas. Savo ritmika, savo neskubrę tokią pasakojimo manierą, jisai labai vabališkas. Pasiimkit, Jurgį. Nusišovė. Labai taip sudėtingai čia su to tėvu gausi. Iš skurdo. Mama mane mažiuką, dar prie vokietmečio, permetė pas senelius. O seneliai yra pirmojo lietuviškojo prancūzų kalbos vadovėlio autorė. Matai, mane piktino net sovietiniais šviesais, kad aš negaliu paskui Baltakį sakyti, kad aš esu pirmą kartą nuo Žagrės. Iš Leliūnų, Gargždų, nuo Žagarės, mes pirmoji karta nuo Žagrės. Inžinieriai, partorgai, poetai, pusė kaimo ir pusė miesto. Kaip asfalto derva į padangas, įsėdė žemė į panages, dalgio kotą rankos dar atmena, lyg po pievą laksto po vatmaną, nukleininės rūgštis, genetinis kodas, disertaciją draugas gina zukuodamas. Kapitalistinėje Lietuvoje kūdikis motinai buvo našta. Šiandien tai laimė, džiaugsmas ir garbė. Tarybų sąjungoje daugiavaikėms ir vienišoms motinoms mokamos didelės vienkartinės ir mėnesinės pašalpos. Vaikystė buvo, aišku, sunki ir dabartiniams vaikams yra sunkiai įsivaizduojama, kad reiktų keltis vaikams 3-4 valandą ryto, eit stoti į eilę prie duonos parduotuvės, stovėk ir žiūrėk, kad tavęs saugiai neišstumtų iš tos eilės. Tai ta vaikystė anaiptol nebuvo tokia labai saulėta, bet mamos užsispyrimo ir darbo, kad ji ir dieną dirbdavo, ir naktį rašydavo visokius rašinius, tai jos dėka mes šiaip tai pragyvenom. O pirmą kartą savo brolį Raimą aš akivaizdžiai pamačiau tik 47 metais. Mūsų vaikystės praėjo visiškai skirtingai. Va, ir ta močiutės, ypač panevėžietės mokykla žemaitienės, kai jį mokė vokiečių kalbos, prancūzų kalbos, mokė grot pianinu, reiškia, be abejo, paliko jam didelį įspūdį ir žymę. Potraukis kinui tai tik tai senelis, Sofijos Žemaitienės dėka, nes tai buvo tokia kinomanė, kad joks Saulius Macaitis jai į anūkus netinka. Todėl, kad pokarį, kada jau mes buvom padegėliai, kada jau skurdžiai, paskutinė vis tiek seneliukė nuo Liudviko nuslėpdavo kažkokius kapeikėlės ir rubliukus, ir mudu su, reiškia, senelė su anūkėliu mes eidavom žiūrėti, reiškia, tuos trofėjinius, kaip tada vadinosi, filmus. Atsimenu, iš tų laikų tada Bagdado vagį, Tarzaną, Benetą užkrėtusi meilę kinematografui ir iš viso atskleidusi man kinematografo galimybę, tai ir buvo Sofija Žemaitienė. Projektuojant į epochą, projektuojant į vidinę visuomenės būseną, Birželis vasaros pradžia buvo tas filmas, kuris labai atliepė esamai visai šitai, reiškia, tokios sumaišties, tokio, reiškia, tokio beprasmybės, kažkokio tokio, reiškia, to socializmo statymo ir faktiškai guldymo, reiškia, va, tos visus bruožus, kurie vyko gyvenime.
Draugė Jurgaitė, aš žinau, kad dabar pats darbymetis, bet vis dėlto jūs sutrukdysiu porą minučių. Mūsų radio klausytojams labai įdomu būtų sužinot, kaip dirba ir gyvena žmonės mažame miestelėje. Na, kaip jie triūsia, kaip jie praleidžia savo laisvalaikį, kokių sunkumų pasitaiko jų kelyje. Man vis dėlto norėtųsi gyvame fone. Ar negalima būtų jungti kokį motorą, a? Antitarybinių ten nebuvo nieko. Bet ten buvo paliesti klausimai, kuriuos tekliškai nesinorėjo liesti. O tekliškai nesinorėjo jų spręsti. O paskui 91 metais šitas galybė, taip sakant, atsiprašau labai, kaip Kubės dalis, per 3 dienas subyrėjo į šipulius. Ligonių turbūt nebus. Tikriausiai. Liulė, gal ir tu truputį? Ne, nenoriu. Mažas stiklelis didelį žmogų pakelia. Ir nuteikia gerai. O Vabalas su meru apie tai, kas įvyks, jeigu mes negalvosim ir nedarysim rimtų žingsnių, jau 67 metais apie tai pradėjau kalbėti. Juntama filme antipatija ideologinėms dogmoms. Jūs tik pažiūrėkit. Tuomet viskas puikiausiai įsidėsto. Pjovimo cechas čia. Automatinės linijos čia. Jėgainė. Gerai. Tęskime inžinieriškai. Kur sandėliai? Sandėliai? Va. Okupacijos sąlygom nemaža brangių dalykų būdavo tiesiog mūsų paveldo, būdavo nušluojama nuo žemės paviršiaus. Spėju, kad tie dalykai jie negalėjo patikti Maskvos kino komitete. Raimondas labai atvirai, kaip visada, su apnuoginta ietim, jisai smaugė į šitą visą sistemą. Nu, aišku, sistema reagavo neabejotinai. Į čia aš norėčiau paminėti Goskino redaktorės Kokarevos vaidmenį. Tai buvo pačia blogiausia prasme raudonoji komisarė, kuri skaitė Ezopo kalbą, kuri žinojo, kad lietuviai jie šiaip savo nieko nedaro, jie daro su keliais pamušalais. Išjungkit sireną! Koks kvailys! Ir į šitą perskaitė labai atvirai. Jai iškilo uždavinys arba filmą stekenti, kaip skaneris reiškia, tam tikrus sluoksnius reiškia nuimti, arba jį iš viso nihilizuoti. Balykelkis, na būk geras, tau reikia išeiti iš čia. Balykelkis. Į operacinę? Palauk. Skeveldra? Į medį augusi. Batus. Švirkštą. Pulsas siūlinis. Chirurga. Chirurga. Nėra jo. Išvykęs. Tačiau nepriimimas į sąjunginį ekraną juk tai nebuvo tragedija. Juk kinematografininkų tarpe ir ne tik Lietuvos, bet ir Gruzijos kinematografininkų tarpe. Kitų buvusių TSRS respublikų, tų, kurios turėjo kinematografijos, buvo paplitusi tokia nuomonė, kad filmo nepriėmimas, tai kaip mes sakydavome, filmo padėjimas ant lentynos reiškia jo aukštesnę kokybę. Panelė, pirkite. Ei, Vince, dar viena! Tėvo motyvas paslėpta, bet visumoje įskaitoma forma yra praktiškai visose jo filmuose. Ir ypatingai ryškiai jisai išnyra filme Birželis vasaros pradžia. Ten, jeigu atsimenat, toks skelbimas nuolatos šmėkščia. Ir yra data neįvyks, žodis neįvyks, toks aptekęs tarsi tikėjimas. Dažų Birželio 26 diena, jo tėvo žūties diena. Aš viską užmiršau. Kompozitorius Vytautas Kairiūkštis, žodžiai Aigimanto Baltakio.
staiga viską užmiršai. Aš tik žiūrėdamas čia dabar neseniai supratau, kodėl jis pasirinko šitą romansą. Nes Birželis vasaros pradžia yra filmas apie pradedančią galutinai žūti tą Lietuvą, visas tos istorijos su bažnyčios nugriovimu, su pasikeitimu gyvenime. Bet to filmo herojus dar laikosi, dar jis nepasiduoda, dar jisai kaunasi. Ir jau po 10 metų atsiranda tas pats herojus filme Mainai, kur vėl mes turime žuvusi tėvą ir kur turime jau ir pasikeitimą. Sūnus jau yra iš esmės sunaikintas ir sulaužytas. O čia yra tam tikras autobiografinis motyvas. Pirmiausia, reikia atsiminti tą laiką, reikia atsiminti, kad visi mes buvome jauni. Mes buvome maksimalistai, mes turėjome savo susikurtus idealus ir jų siekėme. Lietuviška kino mokykla tai buvo tam tikras siekiamybė, tam tikras idealas. Sakau, mes todėl, kad tame Lietuvos kino studijos katile be režisūros juk dirbo daugybė menininkų. Gyvenimas virte virė. Mes labai neblogai draugavom. Mes draugavom. Dar, taip sakant, pasistumdymas ir konkurencija dar nebuvo įgavus tų tokių drastiškų formų. Ir beveik visi studijos darbuotojai, vieni daug, priklausomai nuo pomėgių, mes buvom maždaug lyg 65 metų, mes visi buvom draugai ir sugerovai. Ryškių asmenybių laikas, Žebriūnas, Vabalas, Žalakevičius, jie visi, Grikevičius, Giedrys, jie buvo kiekvienas pats savo. Filmų buvo mažiau negu norinčių juos filmuoti. Prasidėjo konkurencija. Prasidėjo intrigos, pasistumdymas alkūnėm. Jiems galėjo nepatikti vienam kito darbas. Ir jie atvirai ir kategoriškai tai sakydavo. Ir jie vartodavo visokius žodelius, reiškia, tiesius. Bet jie neniekino. Raimondas Vabalas ypatingai, jis turėjo savo meninį pasaulį, griežtus savo meninius principus, žinoma, kolegų kūryba netitikdavo dažniausiai tų kriterijų, tų reikalavimų. Ir jo vertinimai būdavo labai griežti. Bet jie būdavo, sakome, į akis. Vabalas daugiausiai buvo nukentėjusi į pusę, taip sakant. Bet kuriuo atveju tiek, kiek aš žinau. Tai sakyk, kaip tu žiūri į visą šitą valpurgiją, kuri dabar dedasi mūsų mene? Kai tik tai prasideda ta makalynė, vadinkime, tai man lengva. Aš atsistoju į 3 poziciją ir pranešu. Aš atsisakau to svarstyti, nes tai ne menas. Ir viskas. Ir iš akipločio. Antra Kulešova. Не дайте молодым собачкам горячего мяса. Uoslę prarast. Negalima žiūrėti prastų menų. Negalima. Negalima. Ir aš čia esu kategoriškas. Negalima. Tai reikia šalintis, vengti jo. Ir kenkia tau, kuris žiūri. Taip. Ypatingai, jeigu tu menininkas. Taip. Ir save pratina prie kultūros. Taip. O ne meno, tai aš turiu apsčiai šiaip gyvenime. Buitį aš turiu, šeimą aš turiu, politiką, aš turiu tarptautinius santykius. Dar šunmenis tai dar vis tiek kažkas. Hutkus buvo terminas. Jo, o kada mene gali pasakyti ne menininkas, tai iš viso tai yra sunaikinantis, reiškia visiškai kaip Hirosima ar Nagasaki. Taigi buvo metas, kai Lietuvos kino studijos darbuotojus vadino tik jaunais. Laikas negailestingas. Ir kinematografas taip pat. Pabalo vaikinų galvos.
Tačiau jaunatviškas polėkis neblėsta. Kino studijoje buvo daugybė tuo metu madingų režisierių, kurie arabeskom puošdavo savo darbo produktus. Ir tie filmai šiandien yra neįmanomi žiūrėti. Visur matai manierą kažkokį tai. Ir galų galėt už viso to tuštumą. Tik tai tuštumą. Vabala buvo labai toks fundamentalus režisierius. Turėjau sugebėjimų ir kaip kino dramaturgas, literatūrinių sugebėjimų. Neeilinių literatūrinių sugebėjimų ir tame pradinėme etape, kuriant scenarijų, jis reiškėsi kaip kūrėjas, kaip kino dramaturgas. Tai nepaprastas dėmesys literatūriniam šaltiniui. Toliau, epochos studijos, labai tokios detalios, gilinantis į visą epochą. Jis viską žinodavo, nereikėjo eiti nei į biblioteką, nei nieko, pas jį būdavo kalnai medžiagos vaizdinės, kuris viską turėjo. Mes nufilmuodavom filmą prieš filmuojant. Taip sakant, sėdint prie stalo. Buvo pakadruota viskas, kadriukai tokie, mizanscenos išpaišytas. Ir jis tą variantą tokį šventą visuomet turėjo. Kad išeitume, nežinodami, ką, kur, kaip filmuosim, tai šito dalyko apskritai nebuvo. Jis turėjo nepaprastai stiprų konstrukcijos jausmą. Tas juntama jo filmuose, jo filmai yra sukalti tvirtai kaip taburetės. Tiesiog jis labai detaliai viską apgalvodavo. Reikia pasakyti, kad kai kurie režisieriai tai laikė tam tikrų racionalumo ženklų, tačiau aš manau, kad tai neracionalumas, tai tiesiog labai atsakingas požiūris į režisieriaus profesiją ir į sumanymą į jo realizaciją. Aš didelė dalim tiem ponam kino kritikams esu begaliniai dėkingas, kad jie visokiais tokiais niekais užėmė smegenis tų, kurie, jeigu būtų mus jie tada nuoširdžiai išlukštenę, tai mes tikrai ten vilko bilietų būtume daug gavę. Jeigu, pavyzdžiui, būtų išlukštenę, kas turime omeny po filmo Akmuo ant akmens. Ten yra 2 novelės, kada reiškia, grįžta kareivis iš rekrūtų ir kada jį verčia būti budeliu. Ir, taip sakant, gražiai, tarsi mandagiai, aš tyčia Domaitį paėmiau, kad grafas baisiai malonus. Taip kaip ir tie mūsų vadovėliai tada buvo, labai malonus, juodais limuzinais. Tai reiškia, kada reikia tautą bausti, doras žmogus pats gula į baudžialavį, bet netampa, šiandien pasakytume, tikrų žodžių kolaborantų. Tai va, dėkui visiems Sauliams, visiems Skirmantams ir panelėms prie kino prigulėjusiems, kad jos nelukšteno iki galo tų filmų tam tikrų aliuzijų, insinuacijų ir panašiai. Ir didelę dalį mūsų filmų iškilmingai nurašė į, что, это историко-революционный фильм. Aš atėjau, reiškia, 70 metais į kino studiją. Ten buvo filmuojamas, reiškia, Akmuo ant akmens filmas meninis. Ir taip, nuo 70 iki 2001 metų drauge. Pradžioje buvom bendradarbiai, paskui buvom gyvenimo draugai ir pagaliau kūrybos draugai, kas yra svarbiausia. Kokį poveikį apskritai tau kaip kūrėjui, kaip menininkui turėjo ir tebe turi moteris kaip tokia? Aš klausiu ne pikantiškų dalykų, bet klausiu esminių. Esminiai dalykai yra tokie. Aš nesivaržau ir būtų keista, tos santuokinės damos, tai santuokinės. O kaip Strindbergas? Bet mano profesija suponuoja, kad mes greitai susižavėti ir kad tokių man žavisi sukėlusių damų yra buvę kur kas daugiau negu
tai atsispindi bet kokiuose dokumentuose. Kas link jų įtakos mano kūrybai, tai turiu pasakyti, kad dėja, ne. Greičiau atvirkščiai. Todėl, kad, tu žinai, mes kine darom, ypatingai moteris, mes jas padarom. Jos šiaip yra, mes jas imam už kažką, o tą pilnatvę vaidmens vis dėlto mes daug pridedam. Ir kostiumu, ir grimu, ir filmavimo būdu, ir montažu. Irena, tai tu žinai, tai irgi menininkė. Ir reiškia, šnekant apie visą tą visumą, tai čia aš nepadariau klaidos. Kaip su gėlėm. Kai jį užgimsta, kai jį krauna pumpurą, jį nepaprastai žavi. Jį žavi, kai jį pražįsta pilnumoje. Ir vat, duok Dieve susižavėti tą gėlę tiek, kad ją gerbti ir mylėti, net tada, kada iš jos lieka tik tai sudžiūvęs kažkoks, vadinkim, šiukšlelė. Man tai yra tiesiog likimo dovana, kad aš sutikau savo kelyje šitokį žmogų. Ir tai, kad mes buvom, sakau, ten tie vyrai, žmonos, taigi ne profesija, visi taip gyvena žmonės. Bet vat, kad kūryboje būtų žmonės du. Mums nereikėjo, pavyzdžiui, jokių draugų. Mes buvom tokie draugai, kad visais atvejais ir sunkumus, ir džiaugsmus mes viską dviese. Tikra žemaitė Irena Vabalinė kietai verčia vagą po vagos meno dirvonuose. Aš ketinau išeiti iš Lietuvos kino studijos, kai meno vadovu jau tapo Vytautas Žalakevičius po savo ilgų darbo metų Maskvoje, kai jis grįžo, ir kai mums reikėjo tvirtinti Maskvoje scenarijų skrydis per Atlantą. Teko nueiti tikrus kryžiaus kelius. Ir čia Lietuvoje, ir žinoma, Maskvoje mes susidurdavome su kino redaktūra, kino cenzūra ypatingai budria. Vis dėlto nepavyko mums ir pasitelkus savo diplomatinius sugebėjimus ir tam tikrą tokį lietuvišką vaišingumą palenkti Maskvos redaktūros į savo pusę. Reikėjo pranešti į Lietuvą, kad scenarijus nepatvirtintas. Ir visi paruošiamieji darbai, kurie jau pradėti tikintis to scenarijaus palaiminimo, turėjo būti nedelsint sustabdyti. Mes taip tylomis pasižiūrėjome į vienas kitą ir aš nutariau nuslėpti tą informaciją. Tuo epizodu ir galbūt savo vaidmeniu, savo pagalbą Raimondui Vabalui, aš tikrai labai didžiuojuosi. Todėl, kad neslėpsiu, vis dėlto Lietuvos kino studijoje ir režisūros mūsų tarpe buvo didelė konkurencija ir buvo kolegų, kurie tą žinią būtų sutikę su dideliu džiaugsmu. Ir kadangi nebuvo labai tokia stabili tuo metu padėtis, aš manau, kad filmo gamyba galėjo būti sustabdyta, galėjo to filmo ir nebūti. Aš, pavyzdžiui, atsisakau suprasti ir atsisakau pasirašyti, kad, taip sakant, lyg tai žinočiau, reiškia, bet nesuvokčiau, kaip norite. Aš iš tiesų nežinau, sakykime, ko žmonės, eidami į kino teatrus, laukia. Bonjour, monsieur. Monsieur Dieudonné, monsieur Darius voudrait voir l'oiseau blanc. Dievonė, mesjė Darius nori pamatyti baltąją paukštę. Mes jie irgi domisi aviacija? Truputėlį. Jis vyksta į Niujorką, kad perskristų. À Kaunas. Kaunas? Et avec combien d'atterrissage et où ça?
Kiek nutupimų, kur? Aucun taxage. Pas un seul. Nė vieno. Oh là là. Buvo prašymas pagaminti, lituanikos tokį kopiją, butaforinį. Čia su mašina vėl, tempia, kad čia būtų tik modelį. Galvoju, ne vabalėlį. Čia turi būti lituanika arba. Ir aš galvoju, įgyvendinsime tą savo mintį, kad turi lituanika, turi būti skraidanti. Vabalai, tu žiūrėk Darių ir Girėną, o lituaniko aš tau duosiu. Kensgailos darbas, triūsas. O Bronio Aškiniaus darbas, mes paskui skaičiavom, kad vieną darbo valandą jam buvo apmokėta po 1 sovietinę kapeiką. Raskit tokį šiandien durnių už 1 centą. Buvo dainų šventė Klaipėdoj, susitarė su valdžia, pervežimą, viską gavo veltui. Pats toks iniciatorius buvo, kad ir atvažiavo tenais, reiškia, ten, kur mes filmavom, į tą aikštelę, tas gegužinės, daugybė žmonių, nekainavo nė kapeikus. Ties Komantų piliakalnių radom vietelę, kur turi Darius pakilti pirmajam kadrui, kur turi lėktuvas įsibėgėti, o pieva kupstuota, kimsuota. Ir kada šilutiškiai lakūnai man sako, yra pas mus vyras, vabalai, važiuojam į melioracijos valdybą. Kada tu ten tą pievą nori? Sakau, poryt. Bus. Sakau, bet draugas Zovė, tada draugas buvo. Kiek tai mums kainuos? Ne tavo rūpestis, gerą filmą daryk. Paskui aš savo direktorių klausiau. Tai kiekgi kainavo, kad ten melioracijos valdyba visą tą techniką ten suvarė? 27 rublius už dyzelinį kurą. Vaizduojat, kokiu būdu buvo dar 1 milijonas tų rublių įmesta į to filmo statymo lėšas. Stengiausi viską atkurti taip, kiek galima buvo, taip kaip buvo pagal tas atsiminimus žmonių nuotraukas. Mes daug peržiūrėjome labai nuotraukų to meto. Vienu žodžiu, medžiagos mes turėjome labai daug. Žinoma, tik labai sunku tuo metu Ameriką ir Paryžių ir Prancūziją atkurti, reiškia, šio meto sąlygom. Tarybų sąjungoje, reiškia, neišvažiuojant, Rygoj, Klaipėdoj, Kaune. Panovna gal peik tada. Dėdelė dėkui. Prašom. Ale kondatas tau George Tor. Koks un Džordžas? Jorgis tikrų tikriausias. Kartu paskau Karlių audeks lakstiem. O kontor? Pinigų pažinčių. Pažinčių. Salikaponės gangsterės. Aš atkreipiau dėmesį ir turbūt ir galbūt kitus mobilizavo, kad tai grinai yra jo idėja, jo filmas, jo... A dabar laksta? Gera ar bloga? A tu piloto popierius turi? Dar ne, nežvyk čia neskardyklą. Nepyk. Rekaltoriam. Žinau, Kazimir sakė. Čia palvokį gerų patyrusi lakūn maža. Menedžeris Kodžis pats anonijiška. Bet jis tas genelis. Laiką turėdams pasikrapštau iš senam dalim surikau. Gal kas išės. Prieš mėgindams grabą nusipirk. Ar dėl ko aš nežinau, bet jis būtent buvo užsispyręs, kad būtent šis tipas, tai aš turiu vaidinti Girėną. Radau nebrangį belank. Reikėt negaišt, gal kas kits pačiu. Tu girčiau dėl to. Taip, skraidysime, lakstysime, uždarbiausime. Ir per Atlantą. Pilotų teisę gavau, praeit žymą. Nebijok, nepersigalvos. Dabar mudu lygu. Savo vidinę struktūrą man labai tiko, negaliu giriamų žodžių pasakyti apie Dariaus vaidmens atlikėją. Aš nemanau, kad tai vykęs darbas. Ten galėjo būti gal ir kitas žmogus. Bet
kad Nekrošius, Giršius, Girėnas, tai yra, man pačiam 100% pataikymas. Aš tada suvokiau, kad mano filmas, jeigu tai iš tikrųjų įvyks, tai yra galimybė parodyti vienam filme visus geriausius Lietuvos aktorius. Tiesiog turėti visus. Ir beveik man pavyko. Ten filme neegzistuoja tik tai Kurauskas buvo, jis užimtas buvo kiaurai pas Lukšą, Banionis, kuris kažką ten bizniavo Amerikoje, išvažiavęs, ir trečiasis turbūt Šurna. Jisai juk turėjo dar tokią pasiją šitam filme nufilmuoti visus kino studijos darbuotojus. Jisai į masinės scenas kviesdavo iš studijos visus ir duodavo vaidmenis. Ir šalia šito, reiškia, savo kūrinio, jis dar norėjo, taip sakant, palikti istoriją ir tuos realius savo, reiškia, galbūt bičiulius, sakyčiau. Laimingą vyrą. Good luck. Bon chance. Ir darbas su masuotė, tarp kitko, irgi yra atskira tema. Kad, kiek tu gali raibą, tu kiekvieną, tu pataisai ten tą, ta bobutė nesimatys, ten bus 20 plane. Ne, jis pribėga, jis pataiso kiklikėlį, jis tenai tą, kaklarištuką ten patvarko, reiškia ten. Nors jo kadre, taip sakant, bedram plane, ten bus migloj viskas. Ar tai pedantizmas, aš nežinau, ar tai despotizmas, nežinau. Bet tai yra tikėjimas savo misiją, kad viskas turi būti, kaip jis sakydavo, comme il faut. Jūs klausėt, kaip gimė sumanymas? Viešpatie. Čia klausimas, manau, visiems suprantamas. Ir mano pasirinkimas šios temos, manau, nenuostabu. Juk neužmirškime, kad tas skrydis ir pasiruošimas tam skrydžiui buvo tuo metu, kai Amerika pergyveno ir kaip ir visas pasaulis didžiąją depresiją. 29-ieji buvo negirdėta depresija Amerikoje. Kažkas panašaus ir šiandien. Tiesa, mes gyvenam tarybinėje Lietuvoje, bet manau, kad šito vyro atminimas, kuris taip gražiai saugomas ir šiandien liudija, kad šie vardai lietuvių tautai, o taip pat ir visai mūsų šaliai, yra išties brangus. Aš jį žiūrėdavau, reiškia, jis labai daug kavos gerdavo, labai daug rūkydavo, o dar filmas tik buvo kokį trečdalį nufilmuotas. Ir aš matydamas jo krūvius, kaip jis dirba, tai aš savo taip tyliai kažkur tai pagalvodavau, kaip jis užbaigs, jeigu jis šitaip, reiškia, alina save. Jau mes iš kojų krisdavom Lituaniką filmuodami, o jis dar laikėsi ant kojų kaip reikalas. Jau sveikatos turėjo, jau buvo biški pašlyjus tokia biški. Tai jis dirbo sveikatos sąskaitą. Reiškia, jis numetė 18 kilogramų per metus per skrydį. Ką reiškia nervai ir visokios intrigos. Tai yra baisu, begaliniai sunkus. Po jam liepė padaryti iš 2 serijų, jau sumontavęs buvo 2 serijas, ir liepė suvaryti į 1 seriją maksimum. Tai ten geriau po kojom nesimaišyti, ten prasideda, žinai. Reikėjo apgauti cenzūrą. Reikėjo išklausyti visas tas pastabas, labai dažnai tokias ir idiotiškas, ir kvailas, ir primityves. Vis dėlto siekiant išgelbėti tą sumanymą ir tą filmą sukurti.
Čia buvo sukurta tiksliai istorinės Lituanikos kopija. Su jos vardu susiję režisierių Raimundo Vabalo, filmų herojai ir sėkmė. Skrydis per Atlantą vaidybinių filmų grupėje įvertintas bronzos medaliu. Premjera Kaune ir tik tą filmą leido parodyti per sportinių filmų festivalį. Kaip sportą jie pavertė. Šito Dariaus Girėno Skridimas sportinė. Čia joks, čia toks, kaip sako, ne. Kodėl negalima buvo išlaukti, jeigu kurti, tai kurti tik tai bekompromisiniai filmai ir panašiai. Aš nesutinku su tokiu, jeigu taip kelti klausimą, taip apskritai negalėjo būti kuriama tuo metu nei literatūra, nei teatras. Kadangi tai buvo okupacija, Lietuva buvo okupuota, reikėjo užimti tokią poziciją visiškai bekompromisinį ir nieko nedaryti. Ir dabar jau laisvoji demokratiniai Lietuvoje tie menininkai būtų galėję pasakyti, aš nieko nedariau, aš nesu susitepęs ir panašiai. Bandymas demonizuoti epochą, padaryti ją visų bėdų priežastimi, jis neproduktyvus yra. Prarandamas tada to laiko, kuris buvo panaudotas vis tik tai, kuriame buvo dirbama, kažkas kūrima ir taip toliau, pasidaro toks, tarsi jo nebuvęs čia. Tarsi iki spalio revoliucijos nebuvo nieko, o po spalio revoliucijos viskas prasidėjo. Tai dabar iki nepriklausomybės deklaracijos nebuvo nieko, o nuo nepriklausomybės prasidėjo. O kas prasidėjo? Kažkoks buvo tas įdomus laikotarpis, reiškia. Po kiekvieną frazę ar po kiekvieno pasakymo, o ką jis turėjo omeny, reiškia, iškildavo klausimas. Šiandien mes galime mesti šitą nacizmui dar vieną įrodyti nusikaltimą. Atsiminkime, šūviai į Lituaniką tai antrasis, tuoj pat įvykdytas nacistų nusikaltimas. Štai kur veda imperialistinis, militaristinis kursas. 6 metus po skrydžio jis buvo nubaustas. Jam neleido iš viso nieko daryti. Jis buvo tada be darbo ir tada labai jau, o tada jau buvo žmogui tikrai toks depresijos momentas. Užtat, kad jis pereikvoja, pagalvokit, jis pereikvoja sąmatą. Ir mums visiems nuėmė tas premijas, bet čia tikrai tautai tas tikrai neįdomu, čia tik tai va taip kaip toks, kaip faktas. Ir paskutiniai jo filmai jau buvo visiškai su vaistų ir neregėtos įtampos pagalba, kuriame aš turiu galvoje ir tas pats Darius ir Girėnas, iš kurio žmonės bėgdavo, nesakydavo, nebegalima dirbti su tuo režisieriu. Ir miškais ateina ruduo, kur pasikeitė filmavimo grupė, kur net laikė, ne operatorius jau dirbė su juo, nei kiti keitėsi, jie nebegalėjo jo dirbti, nes jis viskas jau buvo nervais, visiškai plikais, nuogais nervais daromas tas filmas. Žinoma, taip dirbant jau ne viskas gali ir būti gerai, tai jau pernelyg tampa kažkokiu. Jam galų gale pavyko nufilmuoti filmą, kuris buvo toks, koks būtų lietuviški filmai, jeigu nereikėtų atgalinėtis su cenzūromis ir pinigai kažkaip tai būtų. Jo? Tai aš kalbu šiuo atveju apie Mariaus Katiliškio ekranizaciją. Jis apie ją seniai svajojo, tačiau galimybė ją realizuoti atsirado tik imperijos žlugimo periodu, tokiu tarpiniu, kai numojo ranką į visus apribojimus ir galėjo daryti, ką nori. Ten yra surastas balansas tarp absoliučios laisvės ir disciplinos vidinės. Jis yra labai disciplinuotas. Tas filmas yra nepaprastai svarbus normaliems ateities kinematografistams, kai jie galų gale kreipsis į žiūrovą, neužsiminėšą saviraišką. Praktiškai visi kiti tie vaidybininkai, gavę laisvę, visi sužlugo. Nei vieno normalaus vaidybinio filmo nėra. Visur galėjai pamatyti sunkiai tokie apčiuopiamą kartais, o kartais ir aiškiai apčiuopiamą asmenybės įrimą. Ir galų gale jie visi apie nieką. O apie nieką. Mes, tokia maža tauta, turėdami galimybę daryti kiną, mes neturime užsiiminėti į šalį kažkokiais paplepėjimais. Man sąlyginai tai buvo paskutinė Lietuvos vasara. Paskutinį kartą tauta dainuoja, alų geria, laisva. Tarpusavį santykius aiškinasi.
viens kitą myli, savus, viens kito nekenčia, savus. Tai paskutinė Lietuvos vasara. Aš norėjau, kad žiūrovas 2 valandas pasimaudytų. Nu taip, kad smagu būtų. Aš pats šitaip kiną kartais žiūrėdavau. Man yra kai kurie filmai, kur aš žiūriu ir man norisi įeiti į to filmo rėmus ir bent truputėlį kveptelt to oro. Aš įtvėriau, kada visos 3 tautos susikibo rankom. Baltijos kelio dienom. Šiandien mūsų demokratinėje Lietuvoje, mūsų tikrovėje, mes labai dažnai matome, kaip žmogaus žodžiai skiriasi nuo darbų. Aš manau, kad Raimondas Vabalas buvo iš tų žmonių, kuris laikėsi savo principų. Man sako, nu draugas Vabalai, dar anksčiau tai kildavo abejonių, bet dabar tai jau tikrai. Jums pats laikas stoti į partiją. Tai aš atsakydavau, į partiją? Į kokią? Kaip tai į kokią? Nu, KPSS. Ir dabar, nolens volens, po to sąjūdžio, publika suskyla į 2 tokius konfrontuojančius stovyklas. Įvyksta va šitas, reiškia, toks visuomenės trūkis, žemės drebėjimus. Ir vat pagal tai aš ir matuoju, kurie asmenybės, kurie ne. Bet aš negaliu bendrauti su žmogum, kuris neturi tėvynės, garbės žodžio ir Dievo. Jeigu jis tų 3 dalykų neturi, tai tada jis man nepik ne žmogus. Beveik 10 metų tęsiasi va šitas tikras karas. Ir supranti, ten sėdėdami jie Kremliui vis, reiškia, bando nupaišyti, kad mes čia savo noru, tarsi mes jiems prigulim. Anie vyrai tikrai ant to aukuro išliejo šitie kraujo. Jau lyga tą žmogų irgi supančiojo, to, ko jis niekad nemėgo ir tai įsiutino. Aš nemanyčiau, kad tie metai buvo, kaip čia pasakyti, nu tokie, aš nevadinčiau juos liūdnais. Be abejo, tragiška, kai žmogus toks, su tokiam kūrybiniam galimybėm ir jis negali kažko daryti, bet jisai tapo puikiu Lietuvos pogrindžio karo istoriku. Jis yra parašęs galybę straipsnių apie pasipriešinimo judėjimą, apie partizaninį judėjimą. Protą turėjo kaip reikianti. Ir reikia manyti, kad turėjo valią stiprią, kad būdant ligonį dar galima rūpintis ne apie save, bet apie kitus dalykus. Buvo toks žmogus, kad negalėjo gyventi be veiklos, be darbo, be kažkokių idėjų. O jis jau buvo visada, turbūt iki paskutinės savo dienos, buvo visada kupinas. Ir jisai atlygino vieną skolą, tokia irgi, taip sakykime, vadinsim ją metafizinė. Kaip žinoma, Vincas Seliokas, vienas iš pogrindžio armijos tokių ideologų ir svarbiausių žmonių, savo metu nedavė parodymų, kurie būtų nugramzdinę Vabalo tėvą. Tai Raimondas už tai atsidėgodamas Velionio žmonai apsiėmė suredaguoti, nes nei viena leidykla neėmė šitokį pluoštą to prisiminimo. Ir jis tą darė 3 metus tarp ligoninės. Reiškia, nuvažiuoja į ligoninę, pabūna ten, pasistiprina ir tik parvažiavęs tiesiai prie kompiuterio ir viską savo žodžiais. Jis perteikė to Selioko visus, reiškia, prisiminimus savo žodžiais. Vabalo kaip redaktorius nuopelnas, kad toje knygoje vis dėlto yra daug šviesos. Netgi tame kančių kelyje ta šviesa kažkur tai prasiskverbia pro. Dėkui. Sudie. Jo. Jo. Žąsis iš kelio.
iki pat mirties. Prieš 3 dienas mes kompiuterį nuvežėm nuo lovos. Man to, kad patriotizmus tėvo auka jį palaikė. Vieną kartą jis užminė apie išpažintį. Nu, bet kažkaip kalba nutrūko, aš nenorėjau jau užsipult kažkaip. Ir paskui mūsų nutrūko draugystė. Aš nežinau paskui jo likimas, koks buvo, kai aš išvažiuoju į Ameriką. Kunigas laidoja jį. Ar kunigas prieš tai buvo pas jį ateis ar ne, jie nežinau. Čia reikėtų dar sužinoti. Dabar sakyk, mes kalbam tokius dalykus, kad nejučiom siela kyla dangon. Koks tavo ryšys su aukštesniuoju pasauliu, kuris yra virš daiktų? Aš turiu galvoj būties dalykai ir pagaliau pati aukščiausia būties transcendencijos forma Dievas. Šitą vertybė yra, man niekuomet nei svyravus, nei susvyravus, nei atmesta. Dabar, pavyzdžiui, man teko su gan aukšto lygio dvasininkija bendrauti, tai jie mane suprato. Ir netgi aš aštraukai šnekėjau ir man tą šneką atleido, nes aš išreiškiau tokį dvilypumą, kad visagalis man yra, niekuomet aš nedvejoju, nei sekundės, bet tiek, kiek jis yra, tai man visiškai nėra katalikų bažnyčios. Aš stačiai nemėgstu jos. Ir tiem aukštiem dvasininkam aš esu pasakęs, man nereikia tarpininkų tarp manęs ir visagalio. Vat kuo toliau gyvenu, tiksliau negyvenu, karštu, senstu, tuo labiau įstikinu, vadinkim netgi mažiau pakylėtų žodžių, Dievo teisybės esimu. Va tą žodį aš jau naudoju šiandien, Dievo rykštė. Kaip, pavyzdžiui, netgi savo ligą. Aš guliu ir galvoju, kodėl man tokia Dievo rykštė? Už ką? Sveik, lauk, kada aš laukiu, kada tu man duosi žinią, atvažiuok argi su balta taše. Ir ačiū. Tau taip pat ačiū. Todėl, kad tu leidai paviešinti. Aš, gink Dieve, neturiu jokių iliuzijų. Ten labai galimas dalykas iš mūsų pašnekesio lyg šapai ir lapai. Man jau žinoma, tiesą sakant, nusispjauti. Aš nebegalvoju. Kas rašys, ką rašys apie mano tos filmus. Ką parašys, tai parašys. Blogiausia atveju, ką aš galiu pagrasinti. Tai tam rašėjui prisisapnuot naktį. Viskas. Atsiteisti aš tų galimybių neturiu.
Vat ir viskas, ką norėjau pasakyti. Jeigu būtų klausimų. Rusai turi gerą posakį. Бумага терпит все, и письмо, и говно. Pasirodė, kad kino juosta, o paskui iš to gimusi video juosta, ko gero gali išstumti popierių ir Gutenbergo išradimą. Vat šitaip, taip sakant, mes turėjom kine liudyti tiek dokumentiniam, tiek vaidybiniam, kad viskas okei, viskas tvarkoj, kad su broliais tadžikais, vat, ir turkmenais einam šnervė ir statom šviesią ateitį. Užtat Goskino ant mūsų valandos trypdavo kojom ir sakydavo, да что вы, братцы, туркмены не поймут, arba Riazanį не поймут. Nu, bet aš taip jūs pasmagindamas, tik tai mane nutraukit, nes aš taip galiu kaip tą Šeherezadą 1001 dieną. Nebūtinai menininkas yra geras žmogus. Ir netgi kartais. Menininkas ne visai gali būti padorus žmogus. Čia grįžtant apie kai kurias etiketės, kurias aš nejučiamis priklijavau savo kolegams.